Pasikeitimo malda. Valerijus Sinelnikovas. Įvadas. 2008 m. rugsėjo mėnesį Kryme vykstančio didžiojo seminaro dalyvė atnešė man labai įdomų straipsnį. Jame buvo pasakojama apie vieną nuostabų žmogų ir jo gydymo metodą. Tas žmogus – havajietis daktaras Ihalekalas Hulenas. Jis praėjusio šimtmečio 90-mečio pradžioje pradėjo dirbti valstybės ligoninės skyriuje, kuriame buvo laikomi psichikos ligonis sergantis nusikaltėliai. Šiame skyriuje buvo labai įtempta padėtis. Kartais ligonius dėl jų aršaus nesuvaldomo charakterio tekdavo surakinti antrankiais. Medicinos personalui toks darbas nesuteikė ypatingo džiaugsmo ir įkvėpimo. Darbuotojus teko labai dažnai keisti. Psichoterapeutai iš darbo išeidavo kiekvieną mėnesį. Praėjus kuriam laikui, kai daktaras Hulenas pradėjo eiti savo pareigas, skyriuje prasidėjo nuostabūs įvykiai. Pamažu visi pacientai atgavo normalią būseną. Daugeliui iš jų visai nereikėjo skirti stipraus poveikio vaistų, o kitiems buvo leista poilsio dienomis išeiti namo. Darbuotojai su džiaugsmu ėjo į darbą. Nebebuvo pravaikštų ir išėjimų iš darbo. Po 3 metų minėtą skyrių teko uždaryti, nes panašių ligonių jau nebebuvo. Toliau straipsnyje buvo pasakojama, kad tasai gydytojas naudojo labai neįprastą ligonių gydymo metodą. Jis niekada jų neapžiūrinėdavo, nekonsultuodavo, kaip įprastas daktaras. Jis paimdavo kokio nors paciento ligos istoriją, užsidarydavo savo kabinete ir prašydavo paciento atleidimo. Ir kas nuostabiausia, pacientai ėmė sveikti. Jo metodas vadinasi savo autentiškumo siekimas per Ho'oponopono. Metodo pavadinimas man nieko nesakė, tačiau mano širdis iškart sureagavo į šį straipsnį. Žinoma, aš panorau daugiau sužinoti apie šį gydytoją, todėl kaip įprasta suderinau ketinimą, kad pačiu geriausiu laiku ir pačioje geriausioje vietoje gaunu išsamią informaciją apie daktarą Ihalekalą Huleną ir jo gydymo metodą. Pasąmonės gilumoje aš žinojau, kaip šis gydytojas padėdavo savo pacientams, nes pats jau seniai tai praktikavau. Atvejis su Havajų daktaru priminė, kaip mano mokytojas, tėvas Michailas, mokė mane atsakomybės. Su tėvu Michailu susipažinau 1994 m. rugsėjo mėnesį traukinyje Simferopolis Gorkis. Tuomet tik pabaigęs internatūrą aš važiavau į Vladimirą kurti savo gyvenimą. Ruošiausi užsiimti privačiai gydytojo homeopato praktiką. Giminaičiai padėjo užregistruoti gyvenamą vietą ir išsinuomoti patalpas kabinetui. Man reikėjo rasti šeimai butą ir įforminti privačiai daktaro praktikai reikiamus dokumentus, kad žiemos pradžioje į Vladimirą galėčiau pervežti savo šeimą. Prasidėjo naujas ir labai įdomus mano gyvenimo laikotarpis. Buvau kupinas jėgų ir entuziazmo. Troškau naujų žinių ir atradimų. Ir jie atėjo netikėtai per senolį, gyvenantį Vladimiro krašto glūdumoje. Šiandien supratau, kad su tuo žmogumi susitikau neatsitiktinai. Savo vystymosi kelyje aš priėjau tam tikrą ribą ir man reikėjo žengti kitą žingsnį. Iš tiesų, kai subręsta mokinys, ateina mokytojas. Jis man atvėrė akis ne tik į ligų priežastis, bet apskritai į visos žmonijos problemų priežastis. Tačiau svarbiausia, jis išmokė mane dirbti su savimi,
Jis tiksliai ir suprantamai paaiškino, jeigu aš noriu kažką pakeisti savo gyvenime, tuomet turiu prisimti atsakomybę už tai, kas jame vyksta. Ir tai, manau, svarbiausia pamoka, kurią gavau bendraudama su juo. Tėvas Michailovas kardinaliai pakeitė mano gyvenimą. Šiandien esu parašęs keletą knygų, sukūriau savo mokyklą. Daugeliu žmonių esu ne tik daktaras, bet ir mokytojas. Tačiau visada su šiluma širdyje prisimenu savo mokytoją, tėvą Michailą. Atsakomybės pamokos. Mudu su tėvu Michailu sėdėjome prie laužo ant nedidelio upelio kranto. Buvo vėlyvas birželio vakaras ir dangaus skliaute ryškėjo vienišos žvaigždės. Na kągi, Valerijau, pasakė tėvas Michailas, įmesdamas ugnin žabą. Štai ir pasibaigė pirmasis tavo mokymo ratas. Jis truputėlį patylėjo, tikriausiai tam, kad suvokčiau, ką pasakė ir tęsė toliau. Papasakojau tau apie žmonių ligų priežastis, apie minties ir ketinimo galią. Tu daug ko išmokai mums bendraujant. Tačiau ar žinai, kas yra vertingiausia iš viso to, ką pasiekei? Aš klausiamai pažiūrėjau į tėvą Michailą. Tu išmokai dirbti su savimi, pasakė jis. Išmokai prisimti atsakomybę. Žinoma, tos žinios, kurias įgijai skaitydamas knygas ir mokydamasis kursuose bei atlikdamas praktiką, labai svarbios ir reikalingos tau dirbant gydytojų homeopatų ir psichoterapeutų. Tačiau ne tai svarbiausia. Yra kažkas daug svarbesnio. Jis vėl patylėjo, akivaizdžiai laukdamas mano klausimo, ir aš taip pat paklausiau. Ir kasgi tai? Pirmiausia, tu išmokai šias žinias panaudoti savo gyvenime. Pasakyk, ar kas nors pasikeitė tavo gyvenime nuo mūsų pažinties pradžios? Buvau pasiruošęs tokiam klausimui, nes jau buvau daug kartų apie tai mąstęs. Žinoma, pasikeitė tėva Michailai. Aš tapiau labiau susikaupęs ir pasitikintis savimi, atsakingesnis, pagerėjo mano sveikata. Nekalbant jau apie mano profesinius pasiekimus, pasakodamas žmonėms apie jų ligų ir problemų priežastis, atveriu jiems naują pasaulį. Todėl jie man be galo dėkingi. Aš net nusprendžiau perrašyti knygą apie paslapties pasąmonės ligų priežastis, kad kiekvienas ją perskaitęs galėtų pakeisti save ir savo pasaulėžiūrą. Gera idėja, pritarė tėvas Michailas. Tačiau nežinau, kaip man išeis, juk aš niekada nerašiau knygų. Tai neturi reikšmės, Valerijau. Stenkis, kad knygoje būtų daugiau teigiamų jausmų ir vaizdinių, ir tau viskas išeis. Aš jau ir pavadinimą sugalvojau – Mylėk ligą savo. Išskirtinis pavadinimas. Regiu, kad tavo knyga turės didelę ateitį. Ją skaitys kiekvienoje šeimoje ir bus išleista įvairiomis kalbomis. Tik jei leidyklų redaktoriai siūlys pakeisti knygos pavadinimą, jokių būdų jo nekeisk. Kodėl? Todėl, kad jį tu gavai iš aukštybių, kūrybinio įkvėpimo metu. Valerijau, paklausė tėvas Michailas, o kas dar svarbiau įvyko tavo gyvenime? Aš tikrai giliai įsisąmoninau, kad viską savo gyvenime problemas sukūriau pats ir išmokau ne tik jas įspręsti, bet ir nuspėti. Šiuo metu sugebėjau užkirsti kelią kelioms nemalonioms situacijoms ir visa tai dėl tų žinių, kurias man davėte jūs. Ne tik dėl žinių, atsakė tėvas Michailas, pamaišydamas lazdelę laužo antgalį. Jos galėjo likti tavyje informacijos, tuščio garso lygmenyje. Tačiau tu pradėjai veikti,
parodydamas valią. Ir tai tau padėjo. Be tavo valios pastangų nieko nebūtų įvykę. Tu, tęsė jis, turi 2 svarbias savybės, be kurių iš principo neįmanomas sėkmingas mokymasis. Tai nuolankumas ir valia. Mokinys turi nuolankiai klausyti savo mokytojo ir stengtis, kad gautos žinios taptų jo gyvenimo dalimi. Dabar atėjo metas supažindinti tave su kitų žinių lygiu, naujų ratų. O kiek iš viso yra tų lygių ar ratų, paklausiau. Jų yra daug. Čia žemėje jų yra 3. Nuspėdamas mano klausimą, tėvas Michailas pakėlė ranką ir pasuko delną į mano pusę, neduodamas man ištarti žodžio. Beprasmiška kalbėti apie kitus lygius, neįsisavinus ankstesniųjų, pasakė jūsų šypsena. Todėl pradėkime nuo to, kas tau paprasta ir aišku. Tėvas Michailas paėmė lazdelę ir ant smėlio nupiešė 3 apskritimus. Iš pradžių centre mažą apskritimuką, paskiau į jį apibrėžė didesnių, o pabaigoje nupiešė patį didžiausią apskritimą, kuris sujungė 2 ankstesniuosius. Tu jau žinai, tarė jis, kad yra 3 ligonių gydymo variantai. Pirmasis, kai pacientas ir gydytojas ieško išorinių ligos atsiradimo priežasčių. Šioje situacijoje pacientas nelaiminga aplinkybių auka. Ir tu, kaip niekas kitas, žinai, kuo iš viso gali baigtis toks požiūris į save ir į gyvenimą. Šioje situacijoje gydytojas tik palengvina ligonio kančias, nieko nekeisdamas nei jo, nei savo gyvenime. Maža to, tokio gydytojo ir ligonio pozicija dažnai gali turėti neigiamų pasekmių abiems. Antrasis, išsireiškiant nūdienos kalba, pažangesnis. Šioje vystymosi stadijoje gydytojas pradeda suvokti, kad ligos atsiranda ne šiaip sau, kad tai neteisingų ligonio minčių ir poelgių pasekmė. Gydytojas peržengia įprastos būsenos ribas. Jis pradeda matyti gydymo įvykių ir reiškinių ryšį. Šioje būsenoje jis tik prisiliečia prie giluminio pasaulio vienybės supratimo. Pamažu traukiasi nuo senųjų elgesio modelių, taip pat ir medicinoje, ir pradeda lavinti savo pacientus, mokyti juos prisimti atsakomybę už savo ligas. Ir save jis jau sveikina ne tik kaip gydytoja, bet ir kaip mokytoja. Tai gana aukštas intelekto išsivystymo lygis, tačiau tai toli gražu, ne riba. Dabar aš pasiruošęs tau atverti 3 ligonių pasveikimo principą, tačiau pirmą atsakyk man į vieną klausimą. Kaip tu manai, už ką atsakingas gydytojas, kai pacientas ateina pas jį į konsultaciją? Pirmiausia, kiekvienas gydytojas yra atsakingas už savo profesionalaus pasiruošimo lygį, atsakiau nesusimastydamas. O antra, pats gydytojas turi būti sveikas. Jis turi būti nepriklausomas nuo žalingų įpročių, laikytis sveiko ir blaivaus gyvenimo būdo, nes pasąmonės lygmenyje pacientui perduoda požiūrį į save ir į aplinkinį pasaulį. Be to, gydytojas neturi gydyti žmonių dėl pinigų, tai yra dėl naudos. Kitaip, jie pasąmonės lygmenyje yra suinteresuoti, kad žmonės sirgtų. Ir apskritai, gydytojas turi būti aukštos moralės asmenybė. Labai gerai, pagyrė mane tėvas Michailas. Viskas teisingai. Tačiau yra dar vienas labai svarbus momentas. Aš minutę susimąsčiau. Čia pat įsivaizdavau save su baltu chalatu sėdintį už stalo ir pacientą, kuris atėjo prašyti mano pagalbos. Už ką dar atsakingas gydytojas? Klausiau pats savęs. Tačiau, kai besistengiau, pakankamai aiškaus atsakymo nesulaukiau. Tėvas Michailas nutarė man padėti. Valerijau, pasistenk pažvelgti į atsakomybę daug platesnę prasme. Tu jau žinai, kad žmogus atsakingas už viską, kas vyksta jo gyvenime.
Jis akcentavo žodį viską. Man dingtelėjo mintis. Norite pasakyti, kad gydytojas sukūrė paciento ligą? Būtent tai aš ir noriu pasakyti. Gydytojas atsakingas ne tik už savo sveikatos būseną ir profesinio pasiruošimo lygį, bet ir už paciento ligą. Argi tai įmanoma? Dar ir kaip įmanoma. Juk mes kalbame apie 100% atsakomybę už viską, kas su mumis vyksta gyvenime. Tačiau kodėlgi mes patys nenorime prisimti tos atsakomybės? Juk mes irgi sukūrėme šią situaciją. Vadinasi, kažkur širdies gilumoje mes taip pat dalyvavome sukurdami paciento ligą. Tėvo Michailo žodžiai man buvo naujiena. Aš kažką pradėjau suprasti, nors buvo sunku įžvelgti, kokia yra ta atsakomybė, tačiau proto gilumoje suvokiau, kad ji neginčijamai yra. Tėve Michailai, bet kodėl man išsyk neatsiskleidėte to žinojimo? Tu nebuvai pasiruošęs. Tai kitas žingsnis. Tai dar aukštesnis atsakomybės lygmuo. Daktaro ir apskritai bet kurio išmintingo žmogaus atsakomybė. Kodėl seniau daktaras būdavo tik žiniai? Todėl, kad tai ypatingi žmonės. Jie regėjo dievų, aukščiausios sumanymus. Būtent šis ryšys ir padėjo jiems būti žiniuoniais. Tai yra padėti žmonėms rasti vientisumą. Be to, žiniai buvo materialiai nepriklausomi. Paprastas gydytojas mano, kad jo pareiga rasti organizme gedimą ir duoti vaistų. Tu jau žinai, kad šis metodas toli gražu ne visada veiksmingas. Maža to, jis atveda prie chroniškų ligų. Pritaikyti pacientui šabloną, šito maža. Prislopinti skausmą, tai meškos paslauga. Padėti pacientui suvokti jo kančių priežastis, tai ypatingas menas. O štai ligoniui suprasti savo viduje ligos priežastį ir pasikeisti pačiam, tai paraiška bendrai kūrybai su Dievu. Didžioji paslaptis ta, kad ligos priežastis slypi ne tik išorinėme pasaulyje ir ne tik paties ligonio viduje, bet ir gydytojo. Ne tik paciento neigiamos mintis ir poelgiai, tačiau ir gydytojo neigiamos mintis bei poelgiai sukūrė žmogaus ligą. Kitaip tariant, paciento viduje įsikūnijo mūsų neigiamos mintis ir poelgiai. Kai gydytojas gydo ligonį, jis padeda ne tik savo veiksmais, žiniomis. Jis dar turi išnaudoti ir jausmus. Kaip tėve Michailovai, juk jūs mane mokate, kad kvaila gailėtis ligonio, nes jis pats dėl savo neišmanimo ir tingėjimo, dėl nenoro gyventi šiame pasaulyje sukūrė savo ligą. Nejaugi gailestis tai vienintelis jausmas, kurį mes galime jausti ligoniui. Juk dar yra ir meilė, ir gailestingumas, dėkingumas, pagarba žmogui. Išmokė žmogų dirbti su savimi, geruoju sugyventi su savo sąžine, bendrauti su savo siela, mes įtraukiame jo jausmus, paveikiame jo energiją. Tačiau to neužtenka, nes pacientui paprastai neužtenka savo gyvybinės galios, juk jis švaistė ją į kairę ir į dešinę. Gėrė, rūkė, liebavo, vogė, neteisingai mąstė ir taip toliau. Ir dabar jam reikalinga pagalba. Jis atėjo pas tave. Kodėl? Todėl, kad būtent tu gali jam padėti. Maža to, subtiliame plane esate susiję tarpusavį. Jūs ne šiaip sau susitikote. Jeigu atmesi pinigus ir profesiją bei nežiūrėsi į kūną, tai pas tave atėjo siela, atėjo prašyti pagalbos. Todėl privalai jai kažką duoti. Kaip manai, ką jai duosi? Jeigu teisingai jūs supratau, tai turiu jai duoti gyvybinės energijos. Visiškai teisingai. Jo siela atėjo padėti tau, o tu turi padėti jai. Tačiau mes mediciną pavertėme verslu ir vykstančiame procese nematome esmės, nes matome tik pinigus, už kuriuos galima įsigyti komfortą, tai yra
skausmo nebuvimą. Sakykite, tėve Michalai, ar būtent todėl kai kurie žiniuoniai neima pinigų už konsultaciją? Taip, tai tiesa. Sutik, kad būtų juokinga, jeigu Serafinas Sarovskis būtų ėmęs pinigus už konsultaciją. Jis tiesiog negalėjo to daryti. Kitaip jis jau nebūtų pats savimi. Tačiau tuomet, pasak jūsų, tikras gydytojas turi būti šventasis arba bent šito siekti. Atvirai kalbant, Valerijau, jei pradėjai eiti šiuo keliu, tai neturi kitos išeities ir negalėsi pasukti iš kito kelio, nes tu jau esi savo likimo kūrėjas. Negalėsi vėl būti nelaiminga auka. Aš susimąsčiau. Reikia pasakyti, kad tėvas Michalas mane stipriai sutrikdė. Ūmai suvokiau, kad visi paskutiniai kelerių mano gyvenimo metų pasikeitimai tiesiogiai susiję su ketinimu tapti tikrų žiniuonių. Prisiminiau, kaip medicinos instituto 5 kurse karštai svajojau būti tikrų gydytojų, tačiau ne paprastu terapeutu, o turinčiu tam tikrų gebėjimų, kad labiau padėčiau žmonėms. Įsivaizduodavau, kaip pas mane atvažiuoja žmonės iš visos šalies, iš viso pasaulio. Tuomet aš beveik nieko nežinojau apie minties ir ketinimo galią, tačiau mano svajonė pradėjo pildytis tais pačiais metais. Būtent 5 kurse aš įgijau žinių apie homeopatiją. Po to prasidėjo ir kiti rimti mano gyvenimo pokyčiai, ir ne tik profesijoje, bet ir asmeninėme gyvenime. Tačiau iš kur gydytojas semsis jėgų, kad jas perduotų pacientui? Paklausiau. Būtina įjungti savo jausmus ir valią, o tai įmanoma tik tada, kai gydytojas dirba su savimi, stengiasi pasiekti tobulumą, suvokia, kad tas žmogus ne šiaip sau pasirodė jo gyvenime, juos suvedė likimas. Gydytojas turi dirbti ne tik su pacientu, kiek kartu su juo ir jų bendra problema. Tai ir yra esmė. Kančios, su kuriomis ateina ligonis, ne tik jo kančios. Tai bendra problema gydytojo ir paciento. Tai bendra visatos programa, kurią jie turi kartu neutralizuoti. Būtent tada pasaulis bus tyresnis. Mūsų kultūroje tūkstantmečius gyvavo bendruomenės sąmonė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vieno žmogaus problema tai bendra problema. Vienas dėl visų ir visi dėl vieno. Tėve Michalai, jeigu teisingai jūs supratau, tai iš vienos pusės aš turiu padėti pacientui suvokti savo ligos priežastis ir padėti jam pasikeisti, o iš kitos keičiuosi pats. Teisingai. Ir tavo noras pačiam pasikeisti turi būti net didesnis nei noras padėti keistis pacientui. Viskas Dievo rankose. Tačiau kartu ir mūsų, nes Dievas kuria su mumis. Mūsų rankose tiek, kiek mums užtenka savo asmenybės galios. Ši galia imama iš atsakomybės. Kuo didesnė mano atsakomybės rytis, tuo didesnė mano galia. Jeigu galiu ne šiaip sau deklaruoti, kad tai mano pasaulis, o atlieku konkrečius veiksmus dirbdama su savimi, kad pagerinčiau šį pasaulį, tuomet tikrai galiu jam turėti įtakos. Keisdamas save, keičiu pasaulį. Tėve Michalai, ką tik prisiminiau, medicinos universitete chirurgijos katedros vedėjas pasakojo, kaip chirurgas ir dvasininkas Voino Jasenskis prašė Dievo įeiti į jo rankas ir gydyti ligonį. Jis visą laiką buvo maldos būsenos, tai yra nepaliaujamai valėsi. Būtent todėl jo operacijos vykdavo be komplikacijų ir ligonių žaizdos labai greitai gyjo. Ir tai, Valerijau, ne vienintelis pavyzdys istorijoje, todėl realiai gydytojo pagalba pačiam apsivalyti. Tuomet tai, kam reikia gyvenimo, bus sugrąžinta į gyvenimą, o kam reikia apsivalymo, bus apvalyta.
Aš suvokiau, kad taip yra iš tikrųjų. Tiksliau, greičiausiai nesuvokiau, o tiesiog jutau tai, nes kol kas negalėjau išvysti visos gilumos. Stenkis išvalyti savo ketinimus, tęsė tėvas Michailas. Kiekvieną dieną dirbk su savimi, pasitikėdama šiuo pasauliu. Kiekvieną iš mūsų veda Dievas. Jis nurodo kelią. Žmonės, kuriuos sutinkame gyvenime, savotiškos mūsų kelio gairės, orientyrai. Apsivalyk, padėk žmogui ir judėk toliau. Kažkas eis su tavimi, o kažkas savo keliu. Pacientas tavo veidrodis. Viskas, kas kliūva kitame žmoguje, turi ir tu. Nukreipk žvilgsnį į savo vidų. Kokie jausmai iškilo pamačius tą žmogų, arba kai sužinojai apie jį, apie jo problemą. Vadinasi, tokių savybių turi ir tu. Apsivalyk ir jums abiems bus gera. Gydytojas save turi išgydyti nuo tų problemų, kurias mato savo pacientė. Tai jo svarbiausia pagalba. Dar viena labai svarbi pastaba. Tokiu atveju gydytojas nepraranda savo energijos. Priešingai, jis tampa stipresnis, tyresnis, apšviestasis. Juk analogiškai sprendžiamos ir jo paties problemos, todėl už vizitą gydytojas turi būti dėkingas pacientui. Gydytojas kiekvieną seansą vis labiau ir labiau prisipildo meilės ir vis veiksmingiau padeda žmonėms. Tėve Michailai, tačiau aš visgi iki galo negaliu suvokti, kaip gydytojas ir pacientas yra susiję, kuo čia dėtos mano mintis ir poelgiai, juk dažniausiai gydytojas pacientą mato pirmą kartą. Ar tikrai pirmą kartą? Tai sakydamas tėvas Michailas gudriai pažiūrėjo į mane. Ką turite omenyje? Įsivaizduok, Valerijau, tokį vaizdą. Per milijoną metų nuo tų laikų, kai žmogus atsirado žemėje, mes visi būtinai buvome susitikę vieni su kitais. Kaip mūsų protėviai? Visiškai teisingai. Ir tarp mūsų prosenelių buvo tam tikri santykiai ir ne tik geri. Tačiau, kaip tu jau žinai, bet kuris žmogaus noras, bet kuri mintis įsikūnija realybėje. Vadinasi, paciento protėviai kažką nelabai gero padarė mano protėviams. Tie savo ruožtų negerai apie juos pagalvojo. Dabar ta mintis pralėkė per kartas, per šimtus ir tūkstančius metų, bei įsikūnijo konkrečia liga ar problema? Visiškai teisingai. Tik dabar nėra prasmės aiškintis, kas tuomet buvo teisus, o kas kaltas. Mes juk žinome, kad už tą situaciją buvo atsakingi visi, kas joje dalyvavo. Kiekvienas žmogus tai Dievo apraiška žemėje. Kiekvienas iš mūsų turime Dievo kibirkštėlę. Mes visi savo esybę dieviški. Tačiau visą savo didelio kelio metu, nuo pasaulio sukūrimo iki šiandienos, mes sukaupėme tiek neteisingų, griaunančių minčių ir poelgių, kad dabar yra labai sunku su jais gyventi. Tėve Michailai, man net kvapą užima nuo tokių minčių. Išeina, kad aš turiu visos savo giminės atmintį, pradedant pačių dievų tėvų. Tikrai taip. Ir todėl mes tikrai susieti vienas su kitu nematomomis bendrystės gijomis. Ir esame visi atsakingi už viską, kas vyksta su mumis ir aplinkiniu pasauliu. Vadinasi, tuomet aš, giminės atstovas, galiu sustabdyti kažką mano protėvių paleistos tos neigiamos, griaunamos programos poveikį. Puiku, Valerijau, būtent prie šios minties ir vedžiau tave. Tačiau kaip tai padaryti? Labai paprastai. Juk niekas nepanaikino laisvos valios dėsnio. Mintise sukurtas vaizdas gali būti pakeistas kitu, stipresniu. Tuo labiau, kad tai tavo paties programa ir tu jo šeimininkas. Gali daryti su ja, ką tik nori. Svarbiausia – tavo veiksmų nuoširdumas. Savo programas keičiame į meilę, atleidimą ir dėkingumą.
išgryniname savo pasąmoningą protą. Meilė – tai didžiulė transformuojanti visatos jėga, kuri pakeičia senas griaunamąsias giminės programas, išlaisvina daugybę energijos. Man viskas tapo aišku ir tučtuojau panorau pabandyti tai, apie ką mes kalbėjome. Tėve Michailai, ar galėtume dabar tai padaryti? Taip, žinoma. Įsivaizduok konkretų žmogų, kuriam dabar negera ir kuriam norėtum padėti. Aš užsimerkiau ir išsyk prisiminiau vieną savo pacientą, kuris sunkiai sirgo. Labai norėjau jam padėti, jam pritaikiau homeopatiją ir psichoterapiją, tačiau pagerėjimas buvo nežymus. Dabar atsisėsk tiesiai, truputį žemesniu balso tembru ištarė tėvas Michailas. Nugarą laikyk tiesiai, kvėpuok ramiai ir atkreip dėmesį, jo kartu su kvėpavimu nurimsta ir tavo protas. Išlaikydamas prieš save to žmogaus paveikslą, kartok paskui mane maldos žodžius. Aš su meile širdyje priimu tave. Tu, aš ir aplinkinis pasaulis, mes viena visuma. Tu ne šiaip sau atėjai į mano gyvenimą su savo skausmu ir kančia. Tu man kaip veidrodis rodai, kad skausmas ir kančia gyvena mano sielos gilumoje, mano pasąmonėje. Atsakingai suvokiu, jog prisidėjau prie tavo problemų, nežinau, kad viskas, kas vyksta mano gyvenime, yra mano minčių ir praeities poelgių rezultatas. Gailiuosi dėl to, ką padariau ir laisva valia atšaukiu visas savo pražūtingas programas, skirtas tau, tavo protėviams ir visai tavo giminiai. Atleidžiu tau ir tavo protėviams už visas neteisingas mintis ir poelgius, kurie tyčia ar netyčia pakenkia mano giminiai nuo pat sukūrimo pradžios iki šių dienų. Atleisk ir tu man, bei visai mano giminiai, nes mes nežinojome, ką darome. Dėkoju tau už tai, kad atėjai į mano gyvenimą ir padedi man išgryninti protą, išsilaisvinti iš visko, kas yra pasenę ir nereikalinga, būti iš tiesų laisvam, pasikeisti ir būti laimingam, gyventi teisingai ir sąžiningai. Myliu tave ir su meile laiminu visą tavo giminę. Linkiu tau, tavo artimiesiems ir palikuonėms laimės bei gėrio. Tegul visos mano negeros mintis, įsitikinimai ir poelgiai, kurie sukėlė tau skausmo ir kančių, persitvarko į teisingas mintis bei poelgius. Ir tegul neša laimę mūsų giminėms bei visam aplinkiniam pasauliui. Tegul žemėje viešpatauja meilė, taika ir visuotinė gerovė. Tebūnie taip. Aš su meile širdyje priimu tave. Atleisk man ir visai mano giminiai. Dėkoju tau. Atleidžiu tau ir visai tavo giminiai, bei su meile laiminu. Linkiu tau laimės ir gėrio. Dabar tyliai tęsė tėvas Michailas, kai pajusi, kad esi pasiruošęs, neskubėdamas grįžk į šį pasaulį. Atsimerkiau ne iškart. Prie laužo tėvo Michailo nebuvo.
Tikriausiai jis man davė galimybę pabūti vienam su savo jausmais. Krūtinėje ir visame kūne buvo labai maloni ir neįprasta lengvumo, išsilaisvinimo nuo kažkokio krūvio būsena. Maldos metu mane valingai liejosi ašaros, tačiau aš jų nesišluosčiau, nes supratau, kad mano sieloje vyksta kažkas labai svarbaus. Daug įvairių vaizdų praskriejo prieš mano žvilgsnį mintise, kai kurių nesupratau, tačiau jutau, kad jos tiesiogiai susijusios su manimi. Netrukus su glėbiu žabarų priėjo tėvas Michalas. Jis atsisėdo priešais mane ir ėmė į laužą dėti sausas vyteles. Ugneliai patiko jo dovana, ji linksmai traškėjo. Mano sieloje viešpatavo ramybė. Buvo taip gera sėdėti prie laužo drauge su mokytoju, žiūrėti į ugnį. Kalbėti visai nesinorėjo, tačiau žinių troškimas nugalėjo ir netrukus mano galvoje vėl atsirado minčių. Tėve Michaelai, kiek laiko man skaityti šią maldą? Tiek, kiek reikia, pasakė jis. Tu pats pamatysi ir pajausi. Svarbiausia – daryti tai nuoširdžiai. Pirmiausia, tavo viduje išnyks nemalonus jausmai tam žmogui. Sieloje atsiras ramybė, o galvoje prašviesėjimas. Juk tu atšauki senąsias griaunamąsias programas, kurios iš praeities tempia daug nemalonumų. Tačiau svarbiausia, tavo vidiniai giluminiai pasikeitimai būtinai atsispindės aplinkinėme pasaulyje. Žmogus, kuriam tu skiri šią maldą, pradės keistis. Ir ne tik tas žmogus, pirmiausia pasikeitimai prasidės tavyje. Tačiau kodėl dažniausiai išsyk nesimato pasikeitimų? Dėl kelių priežasčių. Pirma, todėl, kad nesi vienas šiame pasaulyje. Yra ir kitų žmonių. Jie irgi turi savo minčių ir norų, tarp jų ir neigiamų, griaunamųjų. Tačiau po tavo veiksmų silpnėja jų griaunamųjų minčių galia. Antra, daug kas priklauso ir nuo tavo asmeninės galios. Kuo tyresnis tavo ketinimas, tuo greitesnis rezultatas. Argi nepastebėjai, kad dirbi su savimi? Dirbi, regis iš pradžių nieko nevyksta, tačiau praėjus kažkuriam laikui staiga įvyksta tai, ko taip stipriai troškai. Taip, aš savo net įsivedžiau tokią formulę, kad viskas mano gyvenime vyksta reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. Nuostabu, tikrai taip. Reikia kažkiek laiko, kad tavo senosios mintis ir pažiūros visiškai transformuotųsi, pavirstų naujomis, o naujosios sukauptų galią. Bet kokia veikla duoda savo vaisių. Nuodėminga veikla atneša kančių, o dievobaiminga gėrio vaisių. Tačiau kai sodini augalą, juk iš karto negauni vaisių. Iš pradžių sėkla turi išdygti, paskui ant ūglių pasirodo žiedai ir tik paskui vaisiai, kuriems beje reikia laiko, kad sunoktų. Taip ir bet kurioje veikloje, taip pat ir kuriamojoje. Gerai poelgiai reikiamų laikų duos savo saldžius vaisius. Tačiau nesistengk tai daryti dėl rezultato, tiesiog išgrynink savo protą. O kodėlgi šios maldos negalima praktikuoti dėl rezultato? Paklausiau po kai kurių pamąstymų. Tam yra keletas priežasčių, atsakė mokytojas. Pirmiausia, jei prisiriši prie rezultato, prarasi suvokimo gilumą. O antra, tavo veiksmai turi būti nesavanaudiški. Supratau. O ką daryti, jeigu nori padėti saviškiams, pavyzdžiui, broliui, tėvui ar motinai? Juk šiuo atveju mūsų giminė viena. Tai neturi didelės reikšmės. Giminės praeityje irgi galėjo būti konfliktų.
Argi mažai žinome pavyzdžių, kai dukra nekenčia savo tėvo už tai, kad jis geria ir muša motiną, arba sūnus savo motinos už tai, kad ji kišasi į jo gyvenimą ir neduoda visiškos laisvės, o vyro ir žmonos santykių problemos, juk paskui visa tai atsispindi ateinančiose kartose ir formuoja negatyvią giminės karmą. Vadinasi, jeigu vyras su žmona išsiskyrė neišsiaiškinę konflikto priežasčių arba dukra nesusitaikė su savo tėvu, tai jiems ateityje vis tiek teks spręsti šios problemas, pasmerkiant tam savo palikuonis. Visiškai teisingai. Nuo savęs nepabėgsi. Geriau iš karto spręsti problemas, prisimant atsakomybę, o ne kaupti jas ir nešti savo likimo liniją į ateitį. Bet kuri dabartinė konfliktinė situacija atsilieps ateityje. Tėve Michailai, ar galima naudoti šią maldą dirbant su savo visa giminė, su visais giminaičiais? Ne tik galima, bet ir reikia. Visą giminę įsivaizduok kaip genealoginį medį, išnagrinėk visas savo pretenzijas ir nuoskaudas bei išgrynindama savo protą ir sąmonę, pasistenk padėti visiems giminaičiams. Baigdamas maldą, įsivaizduok, kaip nuo tavęs link kiekvieno tavo protėvio srūva besąlygiška meilė ir dėkingumas už gyvybę, kurią jie tau padovanojo, perdavė nuo paties Kūrėjo. Ir tegu tavo meilė pakeičia ne tik tave, bet ir tavo praeities giminaičių ir ateities palikuonių sielas. Per tave jie galės atleisti ir priimti vienas kitą. Tu subursi draugėn visus tavo giminės protėvius. Tu pajausi, kaip tarsi atsakas nuo kiekvieno iš jų sklinda palaiminimo energija. Tu suvoksi tikrąją ir savo giminės paskirtį. Tėve Michailai, ar gali žmonės praeituose įsikūnijimuose buvę priešai ateityje būti giminaičiais? Žinoma, gali. Tai būna dažnai. Jų sielos susitinka arba vienoje šeimoje, arba vienoje mokyklos klasėje, viename kolektyve, kad išmoktų besąlygiškos meilės ir atliktų bendras pamokas. O jeigu prisimenu ne vieną žmogų, o iš karto keletą, pavyzdžiui, ligoninės personalą ar įmonės kolektyvą, ar galima pasikeitimo maldą skaityti visiems iš karto? Galima ir vienu kartu kreiptis į visus. Galima kreiptis ne tik į žmonės, bet ir į gyvūnus bei augalus, apskritai į visas gyvas pasaulio būtybės. Taip pat į bet kokį daiktą ir erdvę, pavyzdžiui, namą ar butą, stotį ar ligoninę, žemės sklypą. Mes susiję su viskuo, kas yra šiame pasaulyje. Todėl svarbu išgryninti tuos ryšius, pripildyti aplinkoje erdvę meilės, energijos ir dėkingumą. Be to, daiktai, reikmenys išsaugo atmintį tų žmonių, kurie juos lietė, ar tiesiog į juos žiūrėjo. Aš prisiminiau, kaip vaikystėje kalbėdavau su augalais, gyvūnais ir maniau, kad tai normalu. Aš turėjau ypatingą tylos ir ramybės vietą, kur mėgdavau ateiti ir ilgam pasilikdavau vienui vienas. Tai buvo ypatingas ryšys su ta vieta. Man atrodė, kad ji laukia manęs. Mūsų supanti erdvė, tęsė tėvas Michailas, būtinai reaguoja į mūsų mintis ir jausmus. Siųsk savo meilę ir dėkingumą viskam, kas yra šiame pasaulyje, ir aplinkinis pasaulis tau būtinai atsakys tuo pačiu. Ir paskutinis klausimas, tėve Michailai, o ką daryti su savimi? Ar reikia atleisti savo ir savęs prašyti atleidimą? Nuo to, ko gera ir verta pradėti. Pameni, mudu svarstėme atspindžio dėsnį. Išorė atspindi vidų, arba kas viduje, tas ir išorėje. Kitaip sakant, mikrokosmosas panašus į makrokosmosą. O dabar įsivaizduok, kad tavo viduje visa visata, o tu esi jos kūrėjas.
Norite pasakyti, kad manyje yra gyvo mikrokosmosų būtybių, kurios gyvena savo planetose? Visiškai teisingai. Ir jos ne tik gyvos, bet ir protingos. Įsivaizdavau, kaip mano viduje ant elektronų, kurie kaip planetos sukasi aplink savo ašį, gyvena visokios būtybės, apdalytos įvairiais gebėjimais, ir visos jos rūpinasi manimi, o aš jomis. Tai mane pralinksmina. Kažkodėl prisiminiau Antuano de Saint-Exupéry fantastinę apysaką Mažasis princas, kurioje pagrindinis herojus keliavo iš planetos į planetą ir susipažindavo su jos gyventojais. Tik pamanykit, pagalvojau, kaip įdomu. Atspindžio dėsnį žinau seniai, o minčių apie tai nebuvo. Tačiau juk tai visiškai realu. Jeigu gana dideliu atstumu nutoltume nuo savo planetos Žemės, tai mūsų žmonių būtų neįmanoma įžiūrėti, net per teleskopus. Beje, būtent dėl to ir nematome Dievo, tačiau mes gyvename jame, o Jis mumise. Ir Dievas mums duoda visko, kas būtina gyvenimui. Tačiau mūsų svarbiausia užduotis – atlikti savo paskirtį, rūpintis viso organizmo gyvybę ir klestėjimu. Ir jei aš gerai suprantu ir laikausi šio principo, tai ir visas vidinis pasaulis, kuriame aš taip pat esu Dievas, gyvena pagal tos pačius dėsnius, iš vidaus pripildydamas mane jėgos ir džiaugsmo. Pajutau, kaip mano sąmonė labai stipriai išsiplėtė ir nežinau, kurgi aš būčiau nuskridęs savo fantazijose, jei tėvas Michailas nebūtų grąžinęs manęs į tikrovę. Na kągi, Valerijau, pasakė jis, grąžindamas mane į žemę, dabar liko įkūnyti visas šias žinias tikrovėje. Kitą dieną pradėjau praktikuoti pasikeitimo maldą. Pirmiausia, sudariau sąrašą žmonių, su kuriais kada nors gyvenime buvau susitikęs. Tai padaryti buvo nelengva, nes daugelio žmonių neprisiminiau vardų, o kai kurie iš viso išnyko iš atminties. Tačiau vis viena išėjo labai ilgas sąrašas ir su kiekvienu žmogumi reikėjo atlikti tam tikrą vieną darbą. Aš supratau, kad tai pareikalaus gana daug laiko, tačiau buvau ryžtingai nusiteikęs, nes suvokiau, kad nuo to priklauso ne tik mano gyvenimo kokybė, bet ir apskritai likimas. Stengiausi panaudoti bet kokią galimybę padirbėti su savimi. Keldavausi anksčiau iki saulėtekio, kol dar miegodavo aplinkinis pasaulis, sėsdavau meditacijos pozą ir peržiūrinėdavau savo gyvenimą. Taip pat pasikeitimo malda man patikdavo praktikuoti važiuojant kokiu nors transportu, kai laukė ilga kelionė, o aš buvau paliktas pats savo. Arba kokioje nors nuošalioje gamtos vietelėje. Pirmiausia, savo gyvenimo peržiūrą pradėjau nuo savo artimųjų, savo šeimos, giminaičių, paskiau perėjau prie tų žmonių, su kuriais kartu dirbau, mokiausi, tarnavau armijoje. Žengdamas atgal į praeitį, prisimindavau tokias situacijas ir tokius žmonės, apie kuriuos seniai buvau pamiršęs. Tačiau kažkodėl norėjosi jiems atleisti ir paprašyti jų atleidimo. Paskui savo pasąmonį leidau išsirinkti tuos žmonės, su kuriais reikia dirbti pirmiausia. Pasikeitė eiliškumas. Vis dažniau atmintyje išlikdavo vaikystė ir paauglystė žmonės bei įvykiai. Kartais įvykiai pasirodydavo taip ryškiai su visomis smulkmenomis, jog atrodė, kad jie įvyko vakar. Aiškiai prisiminiau žodžius, jausmus, veidus. Dar kartą įsitikinau, kad mūsų pasąmonėje saugoma ne viena ir ne tik praėjusių įvykių informacija, bet ir mūsų emocinis įvykio ar žmogaus, prisidėjusio prie to įvykio, suvokimas. Taip pat ir tie įsitikinimai, kurie susiformavo po šios situacijos. Mes galime metus ir net dešimtmečius nešioti savyje nuoskaudas ir pretenzijas, kurios pamažu ardo mūsų kūną, o paskui stebimės, iš kur atsiranda ligos. Kuo dažniau praktikavau maldą, tuo lengviau pasinerdavau į ypatingą priėmimo, atleidimo ir padėkos būseną.
Kartais užtekdavo pagalvoti apie žmogų, kaip krūtinėje iškart atsirasdavo lengvumo jausmas. Vėliau pastebėjau, kad beveik visada esu tokios būsenos. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Visų pirma, pasikeitė mano savijauta ir nuotaika. Pastebėjau, kad aplinkinis pasaulis tapo švelnesnis, šviesesnis. Su kai kuriais žmonėmis teko išsiskirti, bet to labai lengvai. Jie kažkaip patys prapuolė iš mano akiračio. Matyt, mes atidirbame praeities skolas ir pasakėme vienas kitam viską, ką turėjome pasakyti. Užtat su kitais žmonėmis dar labiau suartėjau. Apskritai atsirado daugiau pasitikėjimo aplinkiniu pasauliu. Jau žinojau, kad mes šiame gyvenime su vienais ar kitais žmonėmis susitinkame ne šiaip sau, tačiau dabar aš aiškiai pamačiau sąsają tarp savo jausmų ir minčių bei santykių su žmonėmis. Aš nustojau reikšti pretenziją žmonėms, smerkti juos, būti susierzinęs. Supratau, kad nėra blogų ar gerų žmonių. Kiekvienas savaip unikali asmenybė. Ir jeigu keitiesi pats, tai ir žmonės aplink tave pradeda keistis. Kiekvienas savo ritmu, savo tempu. Jeigu jie nepasirengę keistis kartu su tavimi, tuomet pasitraukia iš tavo gyvenimo ir visiems nuo to darosi geriau. Atkreipiau dėmesį dar į vieną ypatybę. Mane apie tai perspėjo tėvas Michailas. Kai tik norėdamas pakeisti kitą žmogų pradedi praktikuoti pasikeitimo maldą, atsiranda bendravimo problema, o galbūt netgi šiurkšti neigiama reakcija. Vėliau supratau, kodėl taip įvyko. Jeigu aš pagal savo pasaulėžiūrą noriu pakeisti kitą žmogų, nesikeisdamas pats, tai prievartauju jo pasaulį. Ir jeigu tas žmogus dėl vienos ar kitos priežasties nesikeičia, tai manyje kyla pasipiktinimas ir nusivylimas. Čia ir būna mūsų melagingo ego spąstai. Visus savo veiksmus mes turime skirti Dievui, kaip vieningai visumai, visuotiniai geroviai. Pirmiausia, turime keisti save, savo charakterį, tobulinti savo sielą. Būtent to siekdamas aš ir apvalau savo pasąmonę nuo griaunamų programų. Ir tuomet man iš aplinkinio pasaulio ateina gėris tokiu pavidalu, kuris man iš tiesų reikalingas. Kaip jau sakiau, pirmiausia pradėjau savo giminės apvalymą. Pasinaudojus pasikeitimo maldą, pavyko užkirsti kelią mano mamos sunkios širdies priepuolio pasekmėms, o galbūt net jos mirčiai. Tuomet buvau kitame mieste, už 1200 kilometrų. Kai tik sužinojau, kad mamai kilo problema su širdimi, tuoj pat pradėjau dirbti su savimi. Prisėmiau visą atsakomybę už visas savo mintis ir poelgius, kurie galėjo būti susiję su jos liga, tiek šiame gyvenime, tiek ir praeituose mūsų giminės įsikūnijimuose. Neprašinėsiu visų tų jausmų, minčių ir vaizdinių, kurie kilo mano pasąmonėje. Jų buvo labai daug ir įvairių. Kai kurie iš jų atrodė fantastiški. Tačiau pabaigoje pajutau, kad tarsi sunkus akmuo nukrito nuo krūtinės. Kai po kelių dienų atvažiavau į Simferopolį ir kalbėjausi su gydytoju, jis pasakė, jog įvyko stebuklas. Su tokiais mamos pirmais simptomais ir kardiogramos duomenimis reikėjo laukti paties blogiausio. Tačiau visi pavojingi simptomai praėjo nuostabiai greitai ir be ypatingų pasekmių. Pradėjau kai kuriems pacientams duoti pasikeitimo maldą ir visuomet buvo teigiami rezultatai. Kai kurie iš jų ypač įsiminė. Kartą į konsultaciją atėjo įsikankinusi moteris ir paprašė padėti jos vyrui alkoholikui. Daktare, ko tik aš nedarau, pasakojo šarodama. Ir kodavau, ir tablečių maišydavau į sriubą, ir vedžiojau pas ekstrasensus. Niekas nepadeda. Netgi pasidarė dar blogiau. Jam atsirado problemų su sveikata. Kildavo į epilepsiją panašus priepuoliai. Suprantate, pasakiau jai,
Problema yra ta, kad jūs norite pakeisti jį, o ne save. Daktare, o kuo čia dėta aš? Pažiūrėjo į mane nustebusi. Ašgi negeriu. Jis jau išgerdavo, kai su juo susipažindavau, tačiau tada itin dėmesio nekreipiau. Visi geria, pagalvojau. Jo labiau maniau, kad jis dėl manęs atsisakys išgerimų ir draugelių, kurie jį nugirdydavo. Tačiau buvo visai kitaip. Sakykite, paklausiau jos, ar jūsų šeimoje niekas neturėjo tokios problemos? Na kaipgi, mano tėvas stipriai išgerdavo, nors buvo labai geras žmogus, tačiau su motina jie blogai gyveno. Štai matote, tokia pati problema yra jūsų giminėje. Jūs ir pritraukėte tokį vyrą, kad jo dėka apvalytumėte savo sielą ir visą giminę nuo alkoholizmo bei visų tų negatyvių emocijų, kurios turi tiesioginį ryšį su šia programa. Tai galima atitaisyti? Paklausė su viltimi balse. Galima, atsakiau, tačiau tik tuo atveju, jei pirmiausiai pradėsite keistis jūs pati. Kągi man daryti, paklausė ji. Toliau aš tai moteriškiai papasakojau apie atsakomybės sąvoką. Papasakojau, kaip reikia dirbti su savimi, kaip reikia keisti požiūrį į vyrus ir į save, moterį. Ir pabaigoje daviau pasikeitimo maldą. Po pusmečio jie atėjo pasidalinti savo džiaugsmu. Įsivaizduokite, gydytojau, pasikeitimai prasidėjo praėjus 2 savaitėm po apsilankimo pas jūs. Iš pradžių vyras pradėjo skųstis, kad degtinė kažkokia netikra, blogos kokybės. Paskui praėjo dar 2 savaitės. Jis pareidavo namo anksčiau ir kažkoks susimąstęs. Visą tą laiką aš kiekvieną dieną skaičiau pasikeitimo maldą, peržiūrėjau visus savo gyvenimą, savo santykius su vyrais, pradedant tėvu. Manau, kad man pasisekė išsivaduoti nuo visų nuoskaudų. Tačiau svarbiausia, ką aš supratau, tai kad esu verta savo vyro, o jis manęs. Visą mano išpuikimą kaip ranka nuėmė. Kai jis pareidavo išgėręs, netgi mintyse jo nebebardavau. Galiu pasakyti, kad per daugelį metų aš pirmą kartą apie savo vyrą ir apskritai apie vyrus galvojau draugiškai. Aš ir save kitaip suvokiau. Paaiškėjo, kad aš ir savęs nepriėmiau, nemylėjau. Ir štai kartą parėjau iš darbo namo. Jis mane pasitinka blaivus, apsivilkęs išeiginį kostiumą. Vakarieniai padengtas stalas, dega žvakė. O vidury mineralinio vandens buteliukas ir sulčių pakelis. Nežinojau, ką galvoti, nors širdies gilumoje nuskambėjo. Na, pagaliau. Ar šiandien kažkokia šventė? Paklausiau, stengdamasi pavaizduoti esantį nustebusi ir kartu išlaikyti ramybę. Taip, Lena, atsakė jis rimtai, padėdamas nusivilkti paltą. Šventė. Plauk rankas ir ateik prie stalo. Viską paaiškinsiu. Kai atsisėdau, jis paėmė mano rankas ir savąsias ir žiūrėdamas į akis pradėjo kalbėti. Lenačka, šiandien nepaprasta diena. Įsiminkime ją. Manau, nuo šios dienos prasidės mūsų naujas gyvenimas. Žinoma, jeigu ir tu toliau sutiksi su manimi gyventi. Po to jis atsiklaupė prieš mane. Žinai, kalbėjo toliau, aš supratau, kokia tu gera, puiki moteris. Ir koks aš buvau galvijęs visus tuos metus. Galvojau tik apie save, man buvo nusispjauti tave ir mūsų vaiką. Neturėjau jokio tikslo gyvenime, tačiau prieš mėnesį aš praregėjau. Vis dažniau kildavo minčių, Serioga, dėl ko tu gyveni, kam tu atėjai į šį pasaulį, kam tau žmona ir sūnus, kuriuos tu nuolatos skriaudi. Argi nematai, kaip jie kankinasi? Todėl prieš savaitę tvirtai nusprendžiau visam laikui atsisakyti alkoholio. Žinai, kai tik priėmiau tą sprendimą, gyvenimas pasisuko į mane. Sutikau savo buvusi bendraklasį ir jis man pasiūlė naują, labai gerą darbą. O vakar man grąžino skolą, apie kurią buvau seniai pamiršęs. Jis suėmė mano delnus ir pasakė, Lienačka, jeigu gali, atleisk man už visą skausmą, kurį sukėliau tau ir sūnui. Jis ėmė bučiuoti mano rankas.
Sėdėjau tylėdama ir ašaros riedėjo iš akių, o širdyje dėkojau Dievui. Daktare, jūs neįsivaizduojate, aš tikriausiai niekada gyvenime nebuvau tokia laiminga kaip tą dieną, o dabar aš nėščia ir mudu su Sergejumi laukiame vaikelio. O štai kitas pasveikimo pavyzdys. Padedant pasikeitimo maldai, moteris išgydė nuo adenoidų uždegimo savo 4-metį sūnų. Gydytojai siūlė daryti operaciją, tačiau mama nesutiko. Vietoj to ji kiekvieną dieną skaitė maldą. Po 3 dienų paaštrėjo santykiai su uošviene. Ir ji suprato, kad viena iš jo sūnaus ligos priežasčių – nuoskauda ant uošvienės, su kuria jos jau kelerius metus gyvena viename bute. Martė atleido visas nuoskaudas ir jai pavyko užmegzti gerus santykius su uošviene. Kai tik moteris tai pasielgė, vyro draugai pasiūlė pagyventi keletą metų jų bute, nes jie išvyksta dirbti į užsienį. Šeimoje įtampa aprimo, susitvarkė santykiai su vyru. Po mėnesio ir vaikas jau laisvai kvėpavo. Vėliau aš parengiau specialią programą, kurią pavadinau Psichoenerginis aikido. Smulkiau programą aprašiau knygose Skiepai nuo streso. Svarbiausia šios metodikos idėja – prisimti atsakomybę už viską, kas vyksta su mumis gyvenime. Pirmasis klausimas, kurį turime savo užduoti – kaip aš sukūriau šią situaciją? Ką aš turiu tokio, kas tą žmogų priverčia kentėti arba taip elgtis? Šis klausimas iškart mus iškelia virš situacijos ir sukelia galių ją valdyti. Nepriklausomai nuo vykstančių įvykių mes galime juos keisti, tačiau tik tuo atveju, jeigu prisimsime 100% atsakomybę. Aš jau rašiau apie tai, kad dauguma žmonių įprato reaguoti į bet kokius įvykius iš aukos pozicijos, kaltindami aplinkinį pasaulį dėl savo problemų ir reikšdami pretenzijas. Tačiau ši pozicija iš pat pradžių žalinga. Ji išeikvoja daug gyvenimo energijos, sukelia daugybę griaunamųjų emocijų, o kartu su jomis ligų ir problemų. Todėl, kai žmogus kreipiasi į savo vidų ir randa savyje priežastį, kartu neprisimdamas atsakomybės už kitą žmogų, pakeičia savo charakterį ir gyvenimo nuostatas, tuomet vyksta nuostabus dalykai, aplinkinis pasaulis pradeda keistis. Deja, ne visada išsyk pavyksta suvokti vykstančių įvykių priežastį. Mano praktinė veikla parodė, kad ne visi žmonės pasiruošia prisimti atsakomybės idėją. Netgi tiems, kurie ją priėmė, reikia laiko, kad užmegztų kontaktą su savo pasąmonė, išmoktų pasitikėti savimi ir aplinkiniu pasauliu. Tokiu atveju labai gerai padeda pasikeitimo malda. Pasirodo, kad giluminiai pasikeitimai galimi ir nesuvokus problemos priežasties. Svarbiausia – nuoširdus noras pasikeisti. Kodėl tai įmanoma? Kartą paklausiu tėvą Michailo. Todėl, kad tavo širdyje visas pasaulis, atsakė jis. Pakeisk savo vidinį pasaulį ir pasikeis aplinkinis. Tu gali nesuvokti savo ar kitų žmonių problemų. Svarbu suprasti, kad tos priežastys slypi ne tik juose, bet ir tavyje. Tai kodėl įmanomi pasikeitimai? Nenurimau aš. Todėl, kad yra transformuojanti meilės galia. Jei tu priemi bet kurį žmogų be pretenzijų ir nuoskaudų, įsileidi savo širdį, atleidi, nuoširdžiai atgalauji dėl savo neteisingų poelgių ir linki jam gero, tai tavo siela apsivalo nuo visų praeities negatyvių minčių ir jausmų. Pakartosiu. Svarbiausia – tavo nuoširdus noras pasikeisti. Meilė visada buvo ir bus. Nuo mūsų priklauso, ar įleidžiame ją į savo gyvenimą, ar ne. Jeigu mes jai atviri, ji įeina į mūsų širdį.
Dievas gyvena kiekviename iš mūsų, o mes visi kartu gyvename jame. Kai neturime puikybės, tai kiekvieną žmogų priimame be neigiamo konteksto. Tuomet ir kiti žmonės mus pradeda suvokti taip pat. Nuolatos apsivalydama ir pasikeisdama, mūsų siela švyti vis didesniu džiaugsmu. Tuo metu man tai buvo svarbiausia mįslė. Aš žinojau, kad bet kuris mūsų noras tai įstatymas aplinkiniam pasauliui, todėl svarbu nustotis dėl savo nelaimių ir problemų kaltinti aplinkinius žmonės ir labai stipriai panorėti pasikeisti. Todėl prasideda įdomiausia. Tu sakai žmogui, aš su meile priimu tave savo širdyje. Dėkoju tau už tai, kad atėjai į mano gyvenimą. Atleidžiu tau viską. Atleisk ir tu man už visas neteisingas mintis ir poelgius, kurie tau sukėlė kančių. Su meile laiminu tave. Linkiu tau meilės ir gėrio. Ir prasideda stebuklai. Žinoma, jie nevyksta savaime. Visą šį stebuklingų pasikeitimų procesą įjungia mūsų ketinimas. Jūs jau suprantate, kad kuo tyresni mūsų sumanimai, tuo greičiau ir ryškiau vyksta įvykiai. Kodėl? Todėl, kad Dievas turi savo ketinimų. Ir jeigu mūsų svajonės ir norai sutampa su jo ketinimais, tai mūsų gyvenimas neišvengiamai prisipildo džiaugsmo. Supratau, kad Dievas ir likimas mums specialiai pasiunčia vienus ar kitus žmones, kad apsivalytume ir ugdytume save, dvasiškai augtume, kad rastume savo tikrąjį kelią ir nebūtinai atsitiktinių susitikimų. Šiame pasaulyje viskas dėsninga. Nežinau, su kuo rytoj susitiksiu, tačiau jau šiandien mano gyvenime esama žmonių, su kuriais susimezgė tam tikri santykiai ir tik nuo manęs priklauso, kokie tie santykiai bus. Kitaip tariant, ką rytoj sutiksiu savo kelyje. Arba aš pakartosiu tas pačias pamokas, užlipsiu ant to paties grėblio, arba toliau judėsiu auksiniu ugdymosi keliu. Dar kartą įsitikinau, kaip svarbu giliai suvokti atsakomybės idėją. Viešpats duoda visko, kas mums yra būtina, gyvenimo ir gyvybės energijos, tačiau tik nuo mūsų priklauso, kaip mes ją panaudosime. Viskas šiame pasaulyje vienaip ar kitaip susiję su mumis. Netgi tie įvykiai ir žmonės, kurie atrodo neturi su mumis nė mažiausio ryšio. Tai labai sunku suvokti savo sąmonėje, tačiau visi reikalingi resursai yra mūsų pasąmonės, mūsų sielos gilumoje. Ir padedant pasikeitimo maldai, mes įjungiame tas galias, o toliau kuria Dievas ir visata. Ir mes kuriame kartu su jais. Aš galėčiau pateikti dar daugybę pavyzdžių, kaip ši malda veikia, tačiau svarbi ne pati malda, o ta būsena, kurios apimtas tą maldą ištarėte. Ta būsena pavadinčiau vienybės jausmas su aplinkiniu pasauliu. Aš su meile širdyje priimu tave. Tai pasikeitimo raktas. Toliau darbo imasi dieviškoji meilė. Jie atveda visas į vieningą pradžią, į Dievą. Aš su meile širdyje priimu tave. Atleisk man ir visai mano giminiai. Dėkoju tau. Atleidžiu tau ir visai tavo giminiai, bei su meile laiminu. Linkiu tau laimės ir gėrio.